Papasakok, Tadai, kodėl pasirinkai gatvės žmonių fotografiją? Tai yra netikėta, tai yra dokumentika ir tai yra portretūra. Galų galia tai iš dalies yra reportažas, tai vis dėlto pasirinkau tai, nes taip arčiausiai galiu prieiti prie žmogaus, kad jis dar būtų natūralioje savo būsenoje. Kadangi to nedarau paslapčia, kadangi užmezgu kontaktą, yra labai malonu, nes realiai dialogas išsivysto į portretą, portretas išsivysto į kažką gražaus, bendra, tarkim, trumpa esė ar trumpas aprašas ir kažkokia nuotrauka susidaro į kažkokią gražią sintezę. Fotografuoji lietuvaičius ir užsieniečius ir pats gyveni Didžiojoje Britanijoje. O skiriasi fotografija ten ir čia, Lietuvoje? Iš tikrųjų, žmonės visiškai tokie patys. Labai daug komentarų, labai daug klausimų buvau sulaukęs. Kaip tau pavyktų tai daryti Lietuvoje, kaip tau pavyktų daryti kažkur kitur. Dariau tai Lietuvoje, dariau tai Jungtinėje karalystėje, dariau tai Airijoje. Realiai visur žmonės tokie patys, visi žmonės, ypač senyvesnio amžiaus žmonės, visi nori pasakotis. Visi nori, kad jie būtų išklausyti. Iš tikrųjų, aš nustebau, nes kartais netgi iš tikrųjų sužinai per daug apie žmogų. O kaip tu pasirinki gatvėje žmogų, eidamas pro šalį ar skubėdamas į darbą? Sakyčiau, yra keletas būdų, jeigu analizuojant žmogaus aprangą, analizuojant žmogaus veidą, analizuojant žmogaus detalės, kažkas vis dėlto pagauna tuo momentu ir eini pro žmogų ir ar tai pajauti kažkokį magnetizmą, ar dar kažkas, aš net neįsivaizduoju, bet iš tikrųjų taip užkabina ir tada prie jos stengiasi prieiti. Kas sunkiausia šitoje fotografijoje? Prisiverst save padaryti. Kiekvieną kartą. Iš principo, kiekvienas priėjimas prie žmogaus man yra kaip, nežinau, naują darbą gauti. Labai gerai yra susirasti kažką, kas labai aktyvu pas tą žmogų. Ir pavyzdžiui, tarkim, pagirti kažką. Ar tai rūbo detalė. Rasti pretekstą, susipažinti su to žmogum. Kartais tas pretekstas tampa pats fotoaparatas, kadangi automatiškai paprašęs portretūros gali užmegzti su žmogum kontaktą. Su vienu seneliu užmezgiau kontaktą vien dėl to, kad jisai pats prieš 30 ar 40 metų naudojo Rolleiflex vidutinio formato, su kuriuo ir aš naudojuosi kamerą. Mes pradėjom dialogą vien apie fotoaparatus. Galiausiai gavosi gan simpatiškas portretas. Kiekvienam aš asmeniškai stengiuosi, jeigu jie pasidalino kontaktiniam detalėm, nusiųsti nuotrauką. Atsimenat, šaukštą pirkau ir portretą jūsų dariau. Neatsimenat? Mano atmintis skylėta. Aišku, bet aš jau nuotrauką atvežiau padovanot. Jo, duosiu nuotraukėlę. Kaip laikotės? Ar gerai? Šliaužu juos. Kiek šaukštelių? Kiek mentelių? Šiandien išleidavo užsieniečiai. Beveik už 100 litrų išleidau. Dėdė Juzai, prašau, ar atsimenat, fotografavau jūs? Atsimenat. Žinai, visiems klausimas iškyla dažniausiai tokiai fotografijai. Kaip prieiti prie žmogaus, kaip jį užkalbinti, jis visiškai tas nepažįsta. Ne visi tikrai sutinka su tuo dalyku, bet dažniausiai pamatai žmogų. Pajauti, kad kažkas bus, kažkoks kontaktas, ar tai žvilgsnis, ar tai tiesiog pamatai įdomų rūbą, ar tai pamatai įdomią barzdą. Ir tiesiog prieini ir sakai, ar galėčiau padaryti jūsų portretą visų pirmiausia. Arba pradedu kalbą nuo kažko bendrinio. Pažiūrėjau. O tas lietuvaitis, sakai? Ar ne? Ką? Jie šneka prie savo paveikslų. Gerai. Palaikyta šitą? Aha. Ok. Labą dieną. Oi, labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenam? Labai gerai gyvenam. Nu, čia kokį filmą skrutam? Darau aš fotografijas. Norėčiau nufotografuoti. Manęs? Jūs. Eros ir Katinas filmį grojo. Matote mane? Nemačiau, bet būtinai pasižiūrėsiu. Tebūnie. Tebūnie. Čebakevičius, Kalinauskas. Labai įdomu. Labai įdomu, reiks pasidomėti. Koks jūsų vardas? Jonas Kozičius. Ar būtų galima, Jonai, jūsų portretą? Galima, viskas. Tuoj pasižiūrėsiu, ar šviesytė gera. Jonai, gal galite šitą pusę trumpam atsisukti? Čia? Jo, Jonai, čia žinokit, vos negeriau. Ir dar vieną iš kitos pusės. Pabandykim taip. Labai gerai. Gražiai atrodat? O, tai gerai. Ačiū, Jonai. Ačiū, Jonai. Pradėjau romaną. Mažas žmogaus. O fotoaparatas svarbu šitoj vietoj? Ar tu pats
fotografuoji, matau su juosta. Ką tu manai? Jeigu sakyčiau, kad visiškai tai neturi jokio konteksto šitam reikalė, būčiau neteisus, kadangi aš manyčiau, kad turi mylėti techniką, su kuria dirbi. Realiai, jeigu tu nejausi didžiulę malonumą naudodamas skaitmeninę fotokamerą, nemanyčiau, kad tu labai sėkmingai atliksi kažką, tiesiog neišjausi to momento. Kadangi aš naudojuosi juostą, kadangi reikia išsimatuoti šviesą, kadangi reikia užvesti ir taip toliau, atsiranda momentai, kurie galbūt net ir tą dialogą sukuria su žmonėm, galbūt ir truputėlį leidžia atsipalaiduoti, gali būti, kad kažkokių ir sąsajų pats žmogus tame randa, gal pasijunčia truputėlį tarsi grįžęs į senesnius laikus. Taip, man tai žaidžia šitame klausime. Kadangi tu fotografuoji portretus ir kai žmonės fotografuoja su skaitmena, jie yra galbūt daugiau garantuoti, kad gali padaryti daugiau kadrų ir rasti būtent tą kadrą, kuris ir bus atspindintis to žmogaus dvasią, vidinę kažkokią harmoniją ir panašiai. Su juosta tu to nežinai, tu nematai. Ar tai nėra sudėtingesnis dalykas? Taip, skaitmena yra 10 kart lengviau, 10 kart paprasčiau. Dėja, man skaitmena daugiau yra reportažam, tokiem įvykiam, kur man reikia dinamikos, tiesiog, kad reikia greitai sureaguoti. Kai juosta visų pirma galbūt iš dalies gaunu kokybiškesnį vaizdą mano akim. Ir aš turiu tą pažinimo džiaugsmą. Kiekvieną kartą, kai su juosta padarai kažkokį kadrą, tu turi išlaukti ir pamatyti, ar pavyko ar nepavyko. Aišku, nepavykus nusivylimas 10-eriopas. Man juostinė fotografija yra magija, skaitmeninė fotografija yra mokslas.